Nu, gerą girdot. Nu tai labą rytą visiems žiūrintim. Jau turbūt perskaitėt ton video aprašymą arba pavadinimą, tai žinot, apie ko čia bus. Tai noriu padaryti update visam tam CF Moto skandalį, apie ką buvau padaręs video. Ir žinau, kad daugam yra aktualu kaip tesas tas reikals, nes yra žmonių tik svarstančių apie CF, tik turinčių CF ir irgi nesutinkančių, sakykime, su apmokestinimu tam tikrų funkcijų. Žinau, kad ir iš atstovų yra žiūrinčių su savo teisininkų komandom visom, tai linkėjimą jum. Ir kad palengvinčiau jūsų teisininkam visus darbus, kalbėsiu tik faktas, kad negalėtumėt man skaltinti, kad aš čia kažko šmeižu ar dar kažko, kaip jūs mėgstat. Nes mano pasisakymus vadin kaip dezinformacija. Tai labai toks PR-iškas žodis, aš nežinau, su kokius agentūrų dirbat, bet kai ein klausimą apie ryšį su klientas, naudot žodį dezinformacija, nežinau, siūlau pasikeisti agentūrą, arba nežinau, kas pas jūs marketing dirba. Bet žodžiu, kalbam faktas. Tai tam, kad būtų kalbama tik faktas, turiu pasirašęs konkrečią datom, kada kas įvyka. Papasakosiu jums visiems ir galėsit patys spręsti apie tą situaciją, ko jūs galvojate asmeniškai. Niek nebroksiu, jokių idėjų, tiesiog pasakysiu, kas ką buvo. Tai šių metų rugpjūčio 15 dieną pranešė apie programėlės planuojamą apmokestinimą. Tai visiems naudotojams iškrėta notifications telefone, kad programėlė taps mokama ir yra skirtas nemokamas laikotarpis priklausoma nuo to, kada tu pirkai motociklą. Aš, pavyzdžiui, gavau ten 360 kelias dienas. Tarkim, apvalinam į metus. Ir tada tu turi arba sutikti su tau, arba nesutikti. Jeigu nesutinki, tau tos funkcijos jau iškart tamp nebeprieinamas. Jeigu sutinki, tos funkcijos atsirakint, bet dar kol kas mokėti nieko nereikia, nes, kaip prižadėts, yra 3 metų laikotarpis, nemokam. Aš tuo metu buvau išvykęs, paatostogaut biškėlį, savaitgalis buvo, grįžau, parašiau e-mailą Motoraiderį, iš tikrųjų parašiau į CF Moto nurodytą puslapį, CF Moto puslapį nurodytą mailą ir nieks man ten neatsakė, tai tada aš rugpjūčio 25 dieną pasikreipiau antrą kartą, šį kartą pradėjau jau ir Motoraiderius, nes žinau, kad Motoraideris yra pagrindinis atstovas, ir irgi nebuvo jokio atsakymo. Tada rugpjūčio 31 dieną, 10 val. Rytą aš išleidau ton video, kur papasakau, kokia yra situacija ir kad atstovas mums ignoruoja. Tom pačią rugpjūčio 31 dieną, 11 val. 38 minutės gavau atsakymą ir tam atsakymė buvo papasakota, kad Motoraideris kompensuos 2 metus nuo įsigijimo datos. Tai reiškia, jeigu metus daut gamyklą, tai Motoraideris padengs antrus metus. Ir tas padengs nebus taip, kad tau nereikės niek mokėti, bus taip, kad tu turėsi susimokėti ir tada su mokėjimo įrodymas eiti pas Motoraiderį ir prašyti, kad tau tus pinigus grąžinti. Ta diena buvo sekmadienis, tai sekmadienį aš niek neatrašinėjau, nes supratau, kada neatsakė tik dėl to, nes aš video išleidau ir kad suvėlavimą, tai irgi tas pat agentūra ar marketingas, nežinau. Ir rugsėjo 1 dieną, sekantį dieną, tiesiog parašiau atsakymą, ne aš viens, irgi žmonių, kad reikia kreipės, irgi parašė atsakymą, kad sorry, bet toks sprendimas netenkint, nes visų pirma motociklo garantija yra 3 metai, tai tų funkcijų tu negauni net garantinių laikotarpį, ko jau kalbėt, kad čia iš vis yra tik ta meta ir, žodžiu. Nesąmoningas sprendimas, daug kas tom priėmė kaip spjūvį veidą, aš irgi lygiai taip pat priėmiau kaip tokį maždaug, ir jum 5 eurų imka ir atsiknisk. Taip, nekoks požiūris į klientūrą. Ir tada tas mūsų atsakymas ten dar sujudino dramas, per trečiuosius asmenis gavau informaciją, kad čia net nesuprant, ko mes čia noram, ko jūs čia skundatės, ten, kad galbūt reikia pasikalbėti, aš tada gavau Motoraiderio savininką telefono numerį, paskambinau, pasikalbėjom žmoniškai, normaliai, kad, gal mes čia greit norėjom to sprendimo, tai sakau, visas okei, ten mūsų tikslas nėra ten kapotis, nėra tikslas siūstis į vartotojų teisės, tiesiog žmonės nori funkcijos, už kažką sumokėjai. Ir tai pasako, gerai, mes darėsimės ten su gamykla, šnekėsime su gamykla, daudam laikas. Ko labai geras, sakau, tik tą atsakykit. Ir visiems, kas rašė, kad atsakysit iki tam tikros datos, daudam laikom čia nedegi. Visi toram trumpiausias laiks, kam buvo ten gal 107 dienų iš tų, kad 3 skundėmės.
Nu tai, tipo, yra daug laikas spręsti problemą. Nu ir rugsėjo 8 dieną taip ir padarė. Parašė mums laišką, kad iki spalio 5 dienos dėrėsime su gamykla, kad žiūrėsim, bandysim spręsti problemą, Super. Kaip kalbėjom, tie padarė, aš atrašiau, nežinau, gal kažkas dar atrašė, kad super, ačiū, pridėsiu screenshot, kaip atrodė mano e-mailas. Nu, e-mailas nesidalinu, nežinau, kiek tas yra galim, žinau, kad teisininkas žiūrto video, tai geriau nerizikausiu, bet, esmė suprantu. Tipo, žmonišką sutarėm, kad zaibys, sprendam problemą, nesam priešą, visi ir gerą darom, kartu sprendam. Ir tada, kaip aš jau galvojau, kad viskas, mes čia jau draugeliai, jau sprendam problemą, nesam priešą, spalio 4 dieną Kaune vyka, ne tik Kaune, daug kur vyka sezonų uždarim šventis ir Motoriders organizavo šventį. Aš pasams neplanavau varyti, bet jeigu atsimenat Dovydą iš Motofox'o, su katru Rumunijoje buvom, su kur Mokėnu, kur Ispanijoje buvom, žodžiu, draugą mes esam. Sako, davai, man reikia varyti pas Motoriderį į ton renginį, mums ten tor paruošti užduotėlį kažkokį, ten trasą pasidaryti, sako, davai, varom kartu, palaikys kompaniją, pafilmausi su dronu, padėti, žodžiu, anam. Sakau, okei, važiuojam, viešas renginys, įsteig, šiaip nesudalyvavęs, aš niekada nedalyvauju tokius renginius. Bus proga. Mes iš Vilniaus atvažiuojame į Kauną, ten Dovydas pasiruošė šitą užduotis, ten daug su Motorideriaus personalu bendravom. Kalbėjom ir apie tom patį appsą. Buvo aišku tokių, kad reitėp sarkastišką, ar dar tebė inzlastis tipo dėl to appsą. Ikon atsakiau, kad priklausys nuo atsakymų, nes nuo atsakymams turėjo būti 4 dienų. O šventė vyko 4 dieną, o ne pasižadėjai 5 dieną atsakyti. Tai sakau, visų priklausys nuo visų atsakymų. Ir malonė bendravom, viskas buvo okei. Ir aš iš to šventės išvariau biškį anksčiau, nes turėjau kitų planų. Palikau Dovydą Veiną ir dabar įsivaizduok, aš nespėju grįžti iš Kauno į Vilnių. Jau gaunu skambučius, kad Motorideris maksimaliai įsižeidęs, kaip aš drįsau ten atvažiuoti į viešą renginį. Mes per kartu sprendam problemą, kaip aš drįsau pas mums atvažiuoti. Ten apkalbėję, žodžiu, nesigilinam ir va taip pat. Ta prasme, 30 minučių iki spaudžiu žmoginimo rankas, kalbė, jokauji. Nespėjai, net sakau, grįžti iš Kauno į Vilnių, jau paskambins kažkam, tas kažkas dar kažkam paskambins ir jau Kaunas čia veik, žinau. Okei. Tai tada supratau, kad čia yra toks biški žiūrkins pavadinkiam, veidmainiščių karalystė. Ir galvoju, pizdu, nėra to atviromo, tai nėra, pažiūrėsim, ką atsakys ir gal iš tikrųjų kažkam pasiūlys. Tai aišku, 5 dieną nieko neatsakė, 6 dieną nieko neatsakė, 7 dieną įkrenta atsakymas. Ir 7 dieną, to nevardant, kaip galutinį savo pasiūlymą ir vartotojo gali rinktis 2 variantus. Vienas variantas yra jau prieš tai minėts 2 metų kompensavėms, kur realus yra 1 metų, nes skaičiau nuo įsigijimo datos. Ir antra opcija, katrai yra man asmeniškai žiauriai juokinga, tai yra pasiūlo išmontauti T-boxą lauką. Tai T-boxas ir yra realiai ta funkcija, katron apmokės ten mėnesinių mokesčių tos dalys, tai siūlo išmontauti anon lauką. Ir prirašėm, kad išmontauji, jeigu nori, susitarė ir mes grąžinam tau 350 eurų. Ir kaip aš gerą viską dariau, kad absoliučiai viską laiką, aš viską screenshotinau. Screenshotinau anų e-shopą su datom laikas, screenshotinau partnerių e-shopus su datom ir laikas. Ir ko nei padarė, nei pasiūlė 350 eurų už T-boxą ir parašėm, kad nes tokia yra T-boxo kaina. Aš turiu screenshotus iš anksčiau, kad T-boxas kainavo biški brangiau negu 350 eurų. Beveik 2 brangiau kainavo negu 350 eurų. Ir netyčia sumažino kainą, kad tiesiog būtų mažesnis kompensacijos žmonėm. Ir tai, kad toks čia yra net ne problema sprendėjams, o toks nepatinka išimsiam. Tai kadangi supratau, kad čia yra beprasmės jau kalbas, aš niek tiesiog nebetrašiau, supildžiau skundą vartotojų teisėms ir tegul institucijas sprendė. Gal aš čia kažkam blogą galvoju, kad taip negali daryti, bet kiek pasiskaičiau mūsų įstatymus, tai negali taip daryti. Ir nežinau, institucija tegul sprendė, aš stengiausi jau atsiriboti nuo to laiko, nes man pačiam dabar vyksta teisminis procesas dėl emocijų vagystės.
ir tiesiog aš neturiu energijos ir laikas skirti tokiem dalykam. Tiesiog, tegul yra tam tikros institucijos, kad rastus dalykus tvarka. Aš su motoraideriu ar kitas atstovas nebenoriu turėti tiesiog reikalų, aplamai su CF Moto nebenoriu turėti reikalų, nes, dar buvo žmonių, kad man parašė ten apie šantažą tam tikrus dalykus, bet kadangi tas yra pletkų lygmenį, aš nieko nesakysiu. Tiesiog ten ir susiję maždaug, kad jeigu tu pasakysi apie ton defektą kam nors, mes tavo netvarkysim. Bet čia yra pletkų lygis, nesakau, kad taip yra iš tikrųjų, bet man rašė taip žmonės. Man pačiam taip nebuvo. Ir čia dar norėjau, paminėjau vagystės temą, nes tebe vyks teisminis procesas, norėjau dar, buvo tokių komentarų, tik Facebook'e, tik žinučių gavau, taigi tos T-boxas, sako, nieko ten, kam tavo norėjai, kam tavo norėjai. Tai sako, taigi tau vis tiek pavogė motociklą ir su tau T-boxu, tai niekoms nepadeda. O čia jūs klystat, nežinot visas istorijas, tai geriau nekomentuokit, nes tik T-boxą dėka buvo surastas vagis. Konkrečiai galiu pasakyti, kadangi vagis vogė motociklą, vienas dalykas, T-boxas tiksliai parodė laiką, kada buvo vans pajudins, tai reiškia, mes žinojom tiksliai, kada atsukt kameras. Tik tam minusas, matot koks, kad vagis atėjo to naktį su judėjimą, vagis atėjo žinodams, kur ir kokios kameros, visur nusisokis ir panašiai. Bet T-boxas ir yra geras dalykas, kad uns tor savo istorijai, pajudinimui. Ir aš perėjęs per pajudinimų istoriją, buvau suradęs, kad uns savaitę, beveik nepilną savaitę prieš, buvau su judėjams kažkoks, ir atsokus kameras pavyko pamatyti būtent vagais veidą, nes unsą savaitę prieš buvau atėjęs, pasižiūrėjau, kur ir kokias kameras, pasičiupinėjau motociklą, tie panant sujudindams, užtrigerino T-boxą ir būtent T-boxą dėka buvau pamatyts ano veidą. Tai dabar kad visi sakot, kad čia T-boxas niek nereikalingas, anos funkcijas niek nereikalingas. Jeigu T-boxą nebūtų buvę, aš net neabejoju, kad mano tyrimas būtų pasibaigęs ten labai greitai, nes būtų sakant, kad neužtenka įrodymų, kaip sugauti žmogų. O kadangi turėjom tikslų veidą, tikslų laiką, buvo galima labai lengvai atsekti ir kur uns varė, ir per kur uns varė. Ir T-boxas savo funkciją atlieka. Ne taip galbūt gerai, kaip koks monimoto, pavyzdžiui, atliektų paskombinius ir aš iškart būčiau žinojus, bet, savo funkciją atlieka. Tarp kitko, monimoto tik brangiai nekainaun, kiek kainaun T-boxo prenumerą. Čia tik tarp kitko. Tai va, hebra, yra tokia situacija. Nemanau, kad darysiu dar vieną update video apie tai, nes sakau, nežinau, aišku, jums galbūt ir įdomu, nes dramos, daugam įdomus dramas, man asmeniškai žiauriai įdomus dramas, aš pats bet kiek nemėgstu, ir tikrai nenorėčiau būti tokiam reikaliui, geriau būti draugas negu priešas, bet, kai iš tavęs išsipisinėja, atsiprašau, tai tiesiog padarau, kad žinotų, kažkam galbūt tas bus aktualu, koks yra požiūris dileriaus. Atstovams irgi siuntų didelių užuojautą, nes žinau, kaip su jums elgas didžioji mafija Maxima, pavadinkim. Ir irgi gerai pagalvokit, ar jums tas uždarbis yra verts to, kaip su jums elgas, nes tas irgi biški pasako apie jums. Pats asmeniškai esu tokios biški dvejonės, kam daryti toliau su motociklu, nes kaip ir nenoriu aš, nes man nenori buvau užkabinti CF Moto etiketį, čiut ne kaip ambasadorius patapau ne savo noru. Tai aš to atsisakysiu CF Moto šitam kanale, bent jau tų pavadinimų jūs neapgirdėsit. Aš tikrai nesutinku su tokia politika ir man nesvarbu nieks, ką pasakyti. Faktas yra tas, kad manęs negali nusipirkti ir negali užtildyti. Žinau, kad kitus gali pagozdinti, kad ten pagal garantinį kažko neremontaus, o dar kažko su manim taip nebūtų. Ir aš iš vienos pusės kaip ir nenoriu pasilikti to motociklą, bet iš kitos pusės noriu pasilikti, kad galėčiau visiems pasakyti teisybę apie mus, jeigu tarkim man parašo žmogus, kada man pasakyta, kad ten kažkokį vožtuvų detalį nekeis, jeigu ten kam nors pasakysi, tai kad galėčiau papasakoti toks dalykus žmonėm. Nežinau, pagalvosiu, dar turėsiu visą šeimą susidėlioti mintis, ko daryti toliau su tavo mocu, nes jau esu susiplanavęs 2 kelionės, katros, manau, bus įdomus pažiūrėti. Tik klausiams, ar aš važiuoju su tavo mocu. Bet kokia, tai jeigu ir su tavo mocu važiuosiu, reiks vykti pas eilin grafikus, pasikoreguoti
visas subdielas, visko, kad nebūtų nikur jokio brandingo, jokios firmas susijusios su CF Motor, Motorraider. Tiesiog nenoriu būti to dalim, nes man tas tiesiog yra išsiknisinėjams žmonių ir rodėms, kad turi babkių ir man pohui. Tai va toks mano šios dienos mintis. Jeigu bus kažkoks sprendimas iš vartotojų teisių, prainformausiu jums. Nežinau, galbūt ne tokia video forma, galbūt trumpesnį video, ten short ar reels ar kažkokį tokį. Jeigu nebus, tai irgi prainformausiu, kad, žiūrėkit, ir tiek per viskas. Tai nežinau, ką čia vis baigsis. Jeigu šitam video, kur aš buvau užkeitinėjęs kadrus, išvažiavimų, iš visko, patiek kadrą galite pažiūrėti, video yra praeitą savaitę, man atrodo, išleidau apie kameras. Tai galite net pasižiūrėti, palyginau visas kameras, veiksmo kameras, 3 kamerą ir panašiai. Daug pastangų įdėjau ten video, tai būčiau dėkingas, jeigu pažiūrėtumėt. O šiaip tai tada iki kietų video, katras nežinau, kada bus, bet gal greit. Čia.